Mhm. Tai va, mergaitės, kadangi šiandieną, kaip jau sakiau, atėjo tas, nežinau, ilgai ar neilgai lauktas ruduo, ar ne, kada krenta lapai, lyja lietus ir tokia dargana už lango, tai pradedi truputėlį mąstyti ir apie savo sveikatą. Ir šiandieną yra tema skirta būtent moters sveikatai. Jūs matote, kad aš esu ant stalo pasidėjus būtent Tende kompanijos vienus iš mėgstamiausių produktų, moterų mėgstamiausių produktų, būtent tos, kurios išbandė ir greičiausiai jau nebenori jų atsisakyti. Padaugėjo biški žmogučių, tuoj priimu visus. Tai šiandieną, kad būtų jums įdomiau ir man, aš norėsiu padaryti su jumis eksperimentą. Visų šių pakelių nepradarysiu tik tai vieną, bet pradėkime nuo to, kad Tende kompanija, besirūpindama mūsų sveikata, ar ne, moterų, vyrų, vaikų, čia galima apie visus šnekėti, bet šiandieną moterų sveikata, kompanija netgi pasirūpina, kad visos sveikatinimo priemonės būtų įpakuotos, kaip aš vadinu, sveikai. Kaip tai galima atskirti? Pavyzdžiui, paimkime įprastus higieninius įklotus, ar ne, ir pakelį. Matote, čia yra tikras maišelis, kuris galbūt 300 metų ar kažkiek tai metų nesuges. Ta prasme, neiširs, ar ne, ir terš mūsų gamtą. Ir dabar paimkime Tende higieninių įklotų pakelį. Net įpakavimas yra padarytas iš tokios medžiagos, kuri yra naudojama įpakuoti maistui. Ir mes ją galime tampyti, netampę, jinai niekaip taip neplyš ir nesitemps kaip šitų pigių įklotų pakuotės. Merginos dabar išeinam, aš labai rimtai dirbu. Gerai. Tai va, aš patempiau ir man iš karto atsidarė, ar ne? Toliau, einame toliau. Iš tos pačios pakuotės, kur rodžiau, imame įklotą, ar ne? Ir imame iš Tende pakuotės įklotą. Du skirtingi. Ir pažiūrėkite, klotas, kaip jis yra įpakuotas. Tuoj užmutinu. Pats įklotas, va, pavyzdžiui, čia. Čia aš galiu įkišti bet kur pirštus, tai čia reiškia rankinė, jeigu mes nešiome pribyra trupinių, kapeikų, visokių murzinumų ir taip toliau. Ir paskui mes dedame jį prie pačios jautriausios savo vietos. Ir Tende įklotas. Jisai yra užpakuotas labai saugiai, matot, va, visur čia, aš niekur neįkišiu, aš čia jeigu įkišiu, va, galiu nuplėšti, ar ne tą, jį atverti, ir jis visur yra užpakuotas, kad niekas niekur neįkris. Matote, ne? Va, niekur, jis yra labai saugus. Jokių trupinių, jokių centų, nieko į jį neįkris. Toliau, atsidariusios tą įklotą, ar ne? Va, šitą. Mes jau pačiupinėjusios galime pajusti, plasmasę, kaip aš sakau, nežinau, kaip jinai vadinasi lietuviškai ir moksliškai, bet man tai yra plasmasė. Ir atsidarius Tende, atplėšiu, nes tai yra užpakuota. Atsidarius Tende paketuką, čia yra labai švelnus sluoksnis. Tai yra tikra natūrali medvilnė. Tende įklotai ne tik, kad yra saugiai įpakuoti ir pirmas sluoksnis yra medvilninis, bet taip pat Tende įklotai jie kvėpuoja. Ir šiandieną, mergaitės, aš jums norėsiu parodyti tokį trumpą eksperimentą, kaip galima įrodyti, kad būtent šie įklotai kvėpuoja. Tai šiandieną imsiu šitus, nereklamuoju ir jau nežinau tokius, bet irgi stipriai nereklamuoju. Va, jų bus žalias įpakavimas. Ir žinoma, Tende įklotukai mūsų yra su žolelėm, nefrito gaiva. Va, 3 įklotai. Jie visi yra kritiniam dienom skirti. Ir šiandieną man reikia stiklinių indų, kad aš galėčiau jums parodyti, kaip mūsų įklotai kvėpuoja. O kai parodysiu, kaip jie kvėpuoja, tada dar papasakosiu, kas į jų sudėtį įeina, kad mes jaustumėmės labai sveikos, gaivios
ir saugios. Vandenį pamiršau atnešti. Bet aš labai esu greita. Jie tau kažko dar neužmotino, ne? Jo, Rasytė, eglutė tikriausiai vis pasirodo, tai tu ją užmutink ir nu paskui. Tai va. Ir dabar pilu karštą vandens. Karšto vandens į stiklinės. Paėmiau vienodas stiklinės. Biekniukutė. Draugelį man neleido. Ir dabar paimsim į klotuką. Ar jums nereikia arčiau? Matos musėta, ne? Va. Į klotuką dedu gerąją pusę, bet gerąją švelniąją pusę dedu ant karšto vandens ir dedu dar vieną tokią pat stiklinę. Imu antrąjį klotuką. Na. Irgi gerąją pusę dedu ant indelio su karštu vandeniu ir taip pat uždedu stiklinę ant viršaus. Pristumiu arčiau, kad matytumėt. Ir trečią imu į klotuką. Auč. Dedu taip pat gerąją plastmasinę pusę ant karšto vandens ir uždedu švarę stiklinę sausą. Ir kas gaunasi, nežinau, prinešiu gal kamerą arčiau, kad jūs geriau matytumėt. Bet aš jau dabar matau, kad šita stiklinė, kuri yra sutendę į klotų, jinai apgaravo. Ne? Šita 0 reakcijos, šita taip pat 0 reakcijos. Matosi, ar ne, kad jau yra apgaravus? O šitos ne. Matosi tikriausiai. Ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų naudojami būtent ND įklotai, jie kvėpuoja. O kai kvėpuoja, tai žinoma, kad jokių bakterijų ir jokių virusų mums neįleidžia. Netgi galiu paimti. Prilipo. Tuoj pasakysiu apie klijus. Va. Prigaravusi stiklinę, pavalau ir matosi, kur pavalau. Va. Tai dėl to aš tuos įklotukus labai myliu. Imu kitą gražiausią išvalytą stiklinę, jokio garo. Ta tokia pati, be nieko. Tai va, mergaitės, labai stipriai pagalvokite prieš naudodamos įklotukus, ar mes esam vertos, kad mūsų organizmas kvėpuotų. Na, o dabar prasideda linksmoji dalis. Aš čia tiesa, šitų kiek informacijos susirinkau, įklotų klijai yra gaminami iš statybinių klijų. Tai reiškia, kad tie klijai irgi yra su nuodingomis medžiagomis, kurios patenka į mūsų organizmą. Nes įklotus mes naudojam ar ne kritinėm dienom 3, 4, 5 dienas. Tai va, tas visas 5-4 dienas tie statybiniai klijai būna arčiausiai mūsų pačios žavingiausios vietos. Tai va, dabar klijuojam ant stalo, palenksiu kamerą, kad matytumėt. Taip skubu viską pasakyti, kad net uždusos. Biški vieną kitą toliau. Ir mūsų TND įklotuką irgi priklijuosiu prie stalo. Tiesa, žinokit, tie statybiniai klijai greičiausiai gal net ir esat pastebėjusios kažkada, kad jie pasilieka ant mūsų kelnaičių kartais. Ir kas? Nu, jie tiesiog neišsiskalbia. Ne? Ir paskui, po kiek laiko mes dar tas kelnaitės maunamės ir iš vis tada liečiasi prie mūsų organizmo. Čia karštas vanduo, man reikia šalto vandens. Parsinešau šalto vandens ir pamėginsiu aš padalinti po lygiai, kad nebūtų jokių apgavysčių. Na,
pabandysim tą visą skystį supilti į įklotėlius. Palenkiu kamerą žemyn, va, visai žemyn. Savo. Nu ką, nuo kurio pradėkim? Dar arčiau prislinksiu. Jeigu gerai matot, tai man kokį liuksiuką bent jau atsiųskit, kad aš tikrai žinočiau, kad jūs matot. Matot, aha, ačiū labai, Inesa. Tai va, vandens kiekis yra vienodas stiklinėse. Ir dabar tą vandenuką aš supilsiu į įklotus. Patrauksiu, kad jūs iškart matytumėt. Pradėkim jau čia nuo šito, gerai. Čia irgi matau, kad yra kažkokia tai kaip membrana mėlyna, bet mes pabandysim išardyti ir pažiūrėti. Tai va, po biškiuką. Aš rankšluostį jau turiu pasidėjusi, nes dažniausiai prireikia. Supylėm. Ir dabar nežinau, ar matosi ar ne, vanduo, va, nu pasidarė tokia bala. Galiu pateškenti ir ant stalo kliuvo visur. Gerai, imu kitą vandens indelį ir pilu į antrą įklotuką. Čia tas su kvapais, kur jau labai ten giriamės. O Jėzu, aš negaliu, žinokit, aš visą laiką, kai darau, turiu rodyti, nes jūs pažiūrėkit, net vanduo nesusigeria. Palaukit, ar matos ar ne, kad bala likus. Va. Kaip vanduo nesusigeria. Kaip nuo žąsies. Va. Pastovi. O jeigu va taip, va, kaip ant to supilti, tai viskas išbėgo ant stalo. Čia skaitosi natūrela. Bet aš jo negaliu reklamuoti. Nu ir mūsų tendė įklotukai. Irgi va, žiūrėkit, be jokių pertraukų vandenuką pilu. Supyliau. Ir viskas susigėrė. Jokios balos, nieko, ant stalo, nieko. Čia va, iš natūrelos balos. Čia irgi vis dar bala yra tokia nesmagi. O mūsų viskas susigėrė. O susigėrė dėl to, kad būtent tendė įklotukuose viduje yra naudojama tokia medžiaga, sugeriamoji medžiaga, kuri yra naudojama būtent kūdikių sauskelnėse. Tai ką tai pasako, kad tai ne tik jinai yra saugi ir gerai viską sugeria, ar ne, bet jeigu ją galima naudoti kūdikiams, tai reiškia, mums suaugusiems žmonėms iš vis yra gerai. Aš biškį turiu nusivalyti, nes aš čia paskęsiu, žinokit, nuo tų dviejų įklotų. Va. Nu ir dabar pradėkime ardyti. Pradėkime nuo šito, kad neužstotų. Ir pirmas jos sluoksnis yra plasmasinis, jisai net neatsiplėšia. Va. Toksai grina plasmasė. Čia yra, nežinau, man tai čia yra kaip stiklo vata kažkoks tai. Irgi toksai labai va. Kažkoks tai dar čia popierius yra, neaišku, kam iš čia. Ai, kad būtų prisotintas kvapų ir vienu žodžiu, ir mums visokias alergijas keltų. Na ir mūsų tendė įklotukas yra natūrali medvilnė. Va. Kaip gražiai. Kaip vatelė, tokia kaip plona vatelė. Nežinau, matot, vis tiek per kamerą yra kitaip, bet kai tu sėdi ir pats darai, tai tu net rankomis viską jauti. Tai yra toksai sluoksnis kaip natūralios labai plonos vatelės. Jisai yra švelnus, atsiplėšia, žiūrėkit, niekas prie jo neprikibo. Ne taip, kaip čia kažkokie popieriai, čia irgi neaišku kas. Toliau, tendė įklotukuose, kas yra labai svarbu, kaip ir sakiau, tas tikras, geras labai ir sveikas mūsų organizmui sugeriamasis sluoksnis, kuris yra naudojamas net patiems jautriausiams kūdikių, pačių jautriausių kūdikių sauskelnėse, dar neringutę pridedu. Toliau eina tendė įklotukuose membrana, kuri yra prisotinta žolelių ekstraktais. Žolelių ekstraktai, va šitą membraną, matote, nesuplyšo, tai prašau, nieks neklausėt.
šita membrana yra prisotinta žolelių ekstraktais. Ir tos žolelės yra renkamos pagal tam tikrus mėnulio kalendorius. Būtent šitoje membranoje tas kompleksas žolelių yra sudėtas pagal senuosius kinų medicinų receptus medicinos, kuriais būtent ir senovėje netgi sveikatinosi moteris turėdamos tam tikrų moteriškų bėdų. Esančios būtent šioje membranoje žolelių esantis ekstraktai, tai jie labai absorbuoja visas bakterijas, neleidžia patekti į organizmą, ar ne? Esanti pipirmėtė truputėlį priduoda tokį šaldantį jausmą. Gal kai kurioms ir gali nepatikti, bet man tai, pavyzdžiui, toksai yra, gaivos labai jausmas. Būtent nuo tos pipirmėtės, ar ne? Ir aš čia šiandieną jums parodžiau būtent nekrito gaiva, ar ne, į klotukus. Tai jie yra, jeigu jūs neturite ar ne didelių bėdų su moteriškomis ligomis, tiesiog norite sveikai praleisti tas savo kritinės dienas, tai tikrai rekomenduoju žolelių gaivą. O jeigu jau susidurite su uždegimais, pienligėm, visokiais niežėjimais ir taip toliau. Tai mergaitės, tikrai atsidarykit savo spinteles ir pasižiūrėkit, ką jūs naudojate pačiomis svarbiausiamis mūsų dienomis, ar ne? Kada mūsų organizmas yra atviriausias. Tai tokiu, jeigu jūs susidurėt su uždegimais ir visais tais nesmagumais, aš jums rekomenduoju panaudoti tiek ir kasdienius, tiek ir kritiniam dienom būtent įklotus žolelių energiją, kurie yra ypatingai pritaikyti, jog mūsų visas vidinis moters organizmas atsikratytų visų bakterijų, visų ten tų bacilų ir viskas, kas pas mus yra pakliuvę, ir viskas išeitų lauk. Šiuose įklotose jūs rasite dar ir testuką, su kuriuo galėsite pasimėginti. Yra berods, man atrodo, 5 spalvos ar 4 spalvos, ar ne, ir ten užsidėjusios pamatysit, kokia situacija yra pradžioje ir kokia situacija yra pabaigoje. Tai tas yra tie įklotukai jau, kai turite kažkokių bėdelių, ar ne? Toliau su aktyviuoju sidabru įklotukai, ypatingai ploni. Aktyvusis sidabras taip pat kovoja su visokiomis bakterijomis, kad nepatektų į mūsų organizmą. Tai jeigu jau jūs esate labai jautrus, ar ne, nuo visokių juk yra organizmų, tai tikrai rekomenduoju Fresh Click kasdienai įklotukus. Bet aš tai sakau, jeigu mes naudosim įklotukus, kad ir kasdienai, iš tende, tai jums tikrai nereikės kažkokių tai special, kad nekiltų jokių bėdų. Nes visi tende įklotai, jie yra kvėpuojantis, jie visi yra saugus, jie yra visi gaminami iš medvilnės, klijai naudojami tik tai maistiniai. Ir sugeriamasis sluoksnis yra toks pat kaip ir pas lėliukų, ar ne? Tai, kad, pavyzdžiui, dar ant to baisumo palyginus, ar ne, tai va, šitie įklotai, kur aš jums rodžiau, tai jų tas pirmasis sluoksnis yra gaminamas iš perdirbamų šiukšlių. O kad tas sluoksnis būtų baltas, tai jis yra maišomas su balikliu. Tai jūs, ta prasme, man pačiai būdavo visokių nesmagumų ir visokių bėdų. Ir tuo metu aš dar nežinojau, kad yra toksai išsigelbėjimas kaip tende įklotai, bet pabandžius, aš sakau, aš nebegaliu rinktis kitų. Ir nežinau, apie sudedamąsias dalis, kad nesuklyščiau, tai aš galbūt jums truputėlį paskaitysiu. Tai va, pavyzdžiui, kokie yra aktyvūs komponentai. Tai yra pipirmėčių ekstraktas, kaip ir sakiau, ar ne, jisai minkština odą, mažina sudirgimą, suteikia komforto jausmą. Kamelijos ekstraktas iš Kinijos turi antioksidantų, antimikrobinių savybių, minkština ir drėkina odą. Tai čia yra tik tai 2 tokios sudedamosios dalys, bet šiuose įklotuose berods yra virš 20 žolelių ekstraktų sudėta, būtent iš šiuos gydomuosius įklotus. Nežinau, ką dar pasakyti. Gal turite kokių nors klausimų? Aš neklausimų, bet va tau biškutį padėsiu. Taip, kad
drąsiai. Anuose paprastesniuose įklotuose yra 18 gydomųjų žolelių, tai šituose yra dar daugiau. Ir pipirmėtė, jinai truputėlį šaldo, bet žinokit, ji ir blokuoja skausmą. Ir tikrai ne vienas žmogus, aš visą laiką informuoju, kad truputėlį, kad jeigu yra skausmingos mėnesinės, kad galima rekomenduoti juos truputį, nesakom, kad visai nuims skausmą, bet žmogus, jeigu jis nekyla iš lovos, tai su šitais įklotukais tikrai kyla. Tai va tai, o viena mergaitė man yra viena atsikatė, sako, žinokit, ar galėjo, kad man mažiau skaudėti, sakau, juo tikrai. Tai va, gal jau prisiminiai. Kad skausmą, tai jo, man, pavyzdžiui, net ir mano dukra yra sakęs, kad mama sako, man sako, tie įklotai, padeda lengviau visas tas dienas pergyventi, nes, yra tas skausmas, aišku, bet jis yra galbūt kažkoks kitoks, va, kaip Ramunė sako, vis tiek kyli biškiukai iš lovos, ar ne? Tai va, dar norėjau ką pasakyti, kad būtent įeinančių žolelių ekstraktai naikina blogą kvapą, kas irgi, ar ne, mums dažniausiai būna tokia, kaip pasakyti, ne stigma, ar ne, bet, toksai nemalonus dalykas tomis dienomis. Ir dažnai ta mintis tokia užkliuvo, kažin ar manęs niekas neužuodžia, ar ne, ne tą gerą kvapą. Va, tai įeinančios žolelės būtent įtendė įklotukus, aš dar juos galiu pasidėti, būtent naikina blogą kvapą, naikina bakterijas, blogą kvapą. Va. Ir žinoma, jeigu esat jau labai jautrios, ar ne, nors, pavyzdžiui, su tais plasmasiniais, tai tu gali būti ir nelabai jautrus, tau ir niežulys bus, ir perštėjimas, ir taip toliau. Tai va, pavyzdžiui, tendė įklotukai naikina ir niežulį, ir perštėjimą naikina. Ir kartais netgi, tarkim, girdėjau tokį atsiliepimą, kad sunormalizavo menstruacinį ciklą. Irgi, sako, pradėjau naudoti ir kažkaip tas ciklas susinormalizavo. Ir dar vienas, ką norėčiau pasidalinti, tai čia irgi mano viena klientė, jinai turėjo problemą, aišku, ir dabar gal dar turi su cistomis. Ir sako, pas mane jos nebuvo tos tokios piktosios, ar ne, bet, kas kažkiek laiko vis turiu nueiti pasitikrinti, ar ten tikrai nesupiktybėjau ir taip toliau. Ir sako, jinai čia pas mane buvo užsisakius ir su neprito žolelėm, ir dieniniu, ir taip toliau, ir dar arbatą moteriams buvo užsisakius. Ir pas mane, bet jinai jau kai perka, tai perka kokiem 3-4 mėnesiam. Ir atvažiuoja ten po to ilgesnio laiko, sako, aš buvau pas savo ginekologę, sako, pas mane cistos mažėja, sumažėjo. Nelabai, žinokit, supratau, ar ten jų aplamai sumažėjo, nes ten jinai sakė, jų buvo nemažas kiekis, ar jos pačios ten kaip mažėja. Tai aš taip džiaugiausi, aš tai sakau, eik, sakau, ta prasme, sakau, negali būti, sako, bet aš Rasa daugiau nieko nenaudoju, tik tai va tos įklotus ir moterišką arbatą. Tai man sako, irgi gydytojas sako, kažkas tipo, tavo organizmas labai pradėjo tvarkytis, gal kažką vartoji, kažką geri, žinai. Jis sako, aš ir pasakiau, kad sako, įklotus pakeičiau visus. Tai va, už 10 minučių pasibaigs mūsų susitikimas, tai galite manęs, arba tiesiog ne manęs klausinėti, o pasidalinti savo istorijų. Va. Jo, šita tema yra labai aktuali. Atsiminime vieną, kad labai fainai pasikalbėjom, tikrai merginos dalinosi savo patirtimi, tai kol dar kažkas išdrįs, dabar biškutį dar aš vieną istoriją tokia įkvepiančią ir tikrai